yra mano kosmėjos, kurios yra pasiruošusios šitai kirpimo procedūrai. Tiesiog sako, kad tas viršūnės nuėmus, nukirpus, nupinčinus bus daugiau žiedų, daugiau pradės iš šono augti. Tai dabar padarysiu šitą darbą. Iš tikrųjų, žioveinius jau taip pat irgi apkirpau ir atrodo, kad iš tikrųjų labai paskatino į šonus tiesiog plėstis. Tai va. Po to dar laukia, man atrodo, ir zinijos, bet jos dar biškį atsilieka, tai dar truputėlį vėliau. Man atrodo, su rankom bus paprasčiau tas viršūnėlės nuimti. Na va, ir iš tokio labai didelio miško liko. Tik tai tokios kažkokios neaiškios. Bet tikėkime, kad tas priduos ir čia jau kai laukai išsisodins bus visai kitas vaizdelis. O čia tiek daug nukirpau. O va žioveiniai, kuriuos kirpau, čia pinčinau, tai jau va kaip išsišakojo ir galvoju, kad jau galima juos irgi bus ruošti į lauką, nes kaip ir sugijo, tai va, galės jau atšilus oram dabar ten augti. Atrodo, taip visai jaukiai tos kraujažolės čia per naktį išsilaikė. Tai manau, tikrai jas galima jau į lauką irgi dėti. O pelėžiniai tokie labai buvo pradėję tysti, nors laikiau prie balkono durų, bet tik išnešus į lauką jie taip sutvirtėjo, taip nežinau. Tokie standus pasidarė, bet aišku, jie čia visi susipainėjo. Ir reiks truputį padirbėti, kad atskirti kiekvieną turbūt. Ir bus labai įdomu, kaip su šaknim ten išsilaikė. Ar nebus taip, kad nutrūks, tai žodžiu. Lėksim į laukelį ir bandysim sodinti. Nu va, atsinešiau Maja tokie gražūs, tokie stipri atrodo daiktai. Ir kažkaip, manau, pirmas etapas šitos dabar bus darbo, tai kažkaip sugalvoti, kaip juos ten, o ties pelėžinius tiesiog formuoti, ant ko jie augs. Aš čia nusipirkau tokį kaip tinklą džito, kuris galbūt irgi pasitarnaus. Reiks pabandyti. Ir dar aišku turiu vaikų ir už praeitų metų. Tai porą metų naudojau tiek pupelėms, tiek pelėžiniams tokį pasistačiusi tiesiog sudėjusi, kaip irgi, nežinau net pavadinti. Tai bet jau toks matosi pasidėvėjęs ir dar turiu tokių stiprių šakų keletą. Ir dar visokių tokių šakų. Tai reiks dabar pajungti savo kūrybinės mintis ir sumastyti, kaip čia pritaisyti. Ar čia kaip lysvę daryti, ar kaip kažkokį statinį ir apdengti tinklu. Tai va. Ir po to jau
kita dalis turbūt darbo bus išsodinti tiek kraujažolės, tiek tos pelėžinius. Žiūrėsiu, kiek čia spėsiu. Atrodo, rėmas jau yra. Tvirtai pririšau. Tai dabar reikės pagalvoti, ar dar kažkokius sutvirtinimus dėti apačioj. Gal dar tik išstrižai. Ir tada gal tiesiog tą tinklą kabinti. Na, žodžiu, einu dabar į vietą, pradėsiu jį. Čia dar vieną. Šiek tiek iš tokios. Tai laikus čia. Taip vis tiek nepasitarti. Šiaip techniškai galėtų būti biškai aukštesnis visas tas pastatymas, bet aš neturiu tokių kažkaip dalių ir galvoju, kadangi taip viską darau už to, ką turiu daugiau mažiau ir taip viską daug reikėjo prisipirkti. Tai, kad tų gėlių būtų, tai kažkaip, manau, čia labai gerai bus. Ai, čia serbentai taip kvepia. Galvoju, koks čia geras kvapas. Dar kitą pusę sutvirtinus, manau, stovės pakankamai gerai. Čia ne kažkokie milijonai ar moliūgai auga, tai manau, nereikia labai to stiprumo. Visai gavosi gerai. Nu, reiktų tik gal kažko nuo pačio pritvirtinti, nežinau. Nes jis toks judantis labai.
Na, va, man labai patiko, kaip gavosi. Tik tai vienintelė problema, kad nepagalvojau, kad čia tiesiog yra toks nužemėjimas ir kad ir iš kitos pusės dėsiu daigus. Kažkaip iš pradžių man šitaip nesusišvietė šitas. Ir dabar mąstau, ar tiesiog viską perkelt, ar čia supilti daugiau žemių. Bet turbūt teks šiek tiek perkelti tą pusę, kad šitas galinis būtų kažkur čia. Tai taip visada būna, kai darai pirmą kartą kažkas. Jau gal ne pirmą kartą, bet tiesiog tikrai nepagalvojau iš pradžių, kad tenais irgi iš kitos pusės darysiu irgi daigus. Ir dabar žiūriu, reikia irgi apsispręsti. Kūrybinės kančios. Na, va, dabar tobulai. Ir iš tos pusės, ir iš tos bus patogu prieiti ir atrodys tokia kaip dviguba siena. Žodžiu, labai man patinka. Ir labai iš tikro fainai, kad visos medžiagos tokios natūralios, tiesiog šakos nuo medžių ir čia gal lazdyno, net nežinau. Ir paždžiutas, kuris irgi biodegradable suyrantis. Tai va, viskas labai taip jaukiai. Gal aišku galėtų būti dar aukščiau kažkiek, bet manau, kad ir taip bus gerai. Dar pažiūrėsim, gal ir tą panaudosiu, kur jisai tenais yra savo senai. Įdomu, kiek čia daigų tilps. Tai. Na ką, dabar laukia pats krapščiausias darbas. Tai kadangi aš čia neliečiau, tai jie visi yra tiesiog susipynę, susiraizgę. Tai dabar reikia imti žirkliutės ir atskirti, kad galima būtų bent kažkaip atsekti, kur čia ką, kur čia yra tas pats daigas. Na, įdomu, kaip čia tas šaknynas. Čia man pavyks šimti. Čia, kaip sakiau, man atrodo, yra daugiau mažiau viskas sumaišyta. Oh my god. Bus sudėtinga kažko nepažeisti ir gali viskas baigtis, man atrodo, labai blogai. Nu, bet reikia bandyti. Reikia bandyti, kad truputį atskirti.
Na va, projektas įvykdytas. Kažkaip visada galvojau, kad greičiau gausis, bet turbūt kokias geras 3 valandas. Bet labai džiaugiuosi, kaip atrodo. Taip labai, manau, gerai užsidengs. Ir ten taip pat. Tai manau, ir užteko daigų, tai tos tokius prastesnius, tai sudėjau ant to mažesnio, senesnio, pastolių senesnių, o jau tos geruosius tenais. Ir tikrai, atrodo, nenusitraukė tos šaknis, tai dabar reiks laukti ir kaip čia jie prigis. Bandysiu pašalinti viršūnės, pinčiant ir tikėtis, kad seni augalai tai va taip va išaugę, juos gal irgi galima būtų pinčiant, bet jų čia ir taip nemažai. O štai nauji tokie labai reikia, kad pradėtų leisti iš šonų. Na ką, atėjo jau ir kita diena, nagai visi juodi, rankos kraujuotos, net žodžiu. Buvo daug darbo, tai iš tikrųjų jau ir palieta viskas, nes labai šilta. Matosi tiesiog iš mano turbūt minos labai karšta šiandien, tai laukelį paliejau. Ir to pačiu parodysiu dar ir kur pasadinau ką. Tai ir kraujažolės, ir žioviniai, kurie bus, man atrodo, pakankamai žemi. Ir aukštesni Madame Butterfly tipo veislė. Tikėkime, jiems pakankamai bus vietos, bet taip paskaičiavau, kad turbūt tik taip ir įmanoma man daryti. Tai va. Ir žinoma, viską reikėjo ir apsiravėti, ir dar turbūt tikrai daug laukia darbo, bet labai džiaugiuosi savo to pastatymu pelėžirniams, ir aišku, ir visų laukelių tenais, kurių viskas pradeda augti. Tik tai tikrai, manau, reikėjo palėti, nes visai nebuvo šito lietaus. Tai va. Tai ačiū labai, kad žiūrėjot, ir susitiksime kitame video.